Lina, ar tu pasiruošusi? Kur tu varai? Žinau. Sakyk. Į Ameriką. Bye. America, we coming. Bet pradžiai išsimiegam. Kur šita? Jo. Jo, kokią datą? Varom į San Franciską. How many kilograms you swallow? O, Jėzus. Tavo tai sunku, žinau. Ar ne? O savo keliai? Ne. Opa! Įmam lagaminus, dedamas kuprinės ir važiuojam. Ačiū Jums labai. Į San Franciską, Ameriką. Linas pirmas kartas Amerikoje. Paplojam visi. Skrisim nemažai, kaip visada, ilgai. Ir mes varom iš tikrųjų į San Franciską dėl vieno dalyko. Dėl naujojo Samsung Galaxy S26 pristatymo. Jo, tai nusimato įdomios veiklos, įdomus tripas, nes viskas bus organizuota, mus pasims, pažiūrėsim viešbutį, viską jums parodysiu. Ir Linutę varom. Aš čia šiaip dėl vaibo. Su mumis dar skrenda. Na, Galimantas. Darysim trysą. Okei, tokių pasiūlymų dar negirdėjęs, bet čiagi Amerika. O tu buvai Epšteino failuose? Į Ameriką, dėja, ne. Tikrai padaryčiau tą masažą. Už 3 lemus, Dar ar ne? primokėjau už 3, o jis. Nu va, tie bazarina jau, tai aš galėsiu aušinės įsidėti ir patilėti. Skrisim iki Frankfurto, tada į San Franciską. Frankfurte 5 valandas palauksim ir tada į San Franciską 12 valandų. Reitinis pekas. Starter pack. Klasika, va. Užsivalgiau vaglių. Mano užkrat. Sako, noriu tos pizzas. Serialas prasideda. Spėjom. Uždūsę visi, pasportavom, bet spėjom. Pirmas skrydis išgyventos. Kaip skrydis? Gerai? Kaip tau? Normaliai mėgau visą. Aš irgi. Dar noriu. Kaip tokie akinukai? Toks atvežam manęs. Šiaip išvažiuoja. Nu ką, mes pratempėm 5 valandas, beveik jau. Praėjo. Greitai. Žiauriai. Šiaip tikrai, aš Nu su tokiais žmonėmis, su Lina, su Nagliu. įdomus visi, Taip. kiek turi daug istorijų. Labai greit laikas praėjo ir dabar mes jau einam link savo vartų ir skrisim į San Francisco. Ir bandysim dabar pasiprašyti business class bilietus, gal upgrade'intų mums ir pažiūrėsim. Esam sutarę sumą 600 eurų, tai galim leisti savo. Bet jeigu bus 6, irgi galim. Bet jeigu 7, ne. Tai einam pažiūrėsim, ar iš vis yra laisvų vietų. Va tokios nuotaikas, kai sužinojo, kad iš 48 vietų business class yra 48 užimtos. Lina sako, gal galima 3 people? Sako, ne, free tai tikrai nebus. Nu va, business class, būtume va taip sėdėję. Jo, bet nesam. Dėl ko nebuvo business class vietų? Todėl, kad New Yorko skrydį cancelino. Tai todėl mes negalėjom skristi. Yra kaip yra. Visai normaliai vietos, va, taip pat. Pažiūrėk. Kažkaip išgyvensim. 12 valandų. Viskas bus gerai. Gali tai? Gali. Ir čia galvoju, išgersiu raudono vyno, skaniai savo. Ir taip sėdau. Ir galvoju, žiūrėk, nieko neapsipyliau. Pasižiūriu čia. Va taip atrodo. Bet Nagliai sako, reikia palikti. Išdžiūs ir bus tipo dizainas. Dizainas, stilius. Dizainas. Aš savo vieną gerkę. Viskas skanu. Mes nusileidom. San Francisco. Dabar Vilniuje yra 2 nakties ir mano mama atrašė. Buvo labai ilgai skrydis, 12 valandų, todėl kad buvo dieninis skrydis. Tai nei miegot, nei nemiegot, toks nebespranti ką daryti. Tai žodžiu, ilgai skridom, tiesiog žiūrėjom filmus. Aš 4 valandas važiavau, nes nei vieno nepakalbėjau. Aš tiesiog žiūrėjau žemėlapį, kada greičiau tas lėktuvėlis atsiras San Franciske. O dabar prasideda mūsų... Einam apžiūrinėti tą San Franciską, pakeliausim, pažiūrėsim, pamatysim, parodysim jums. Praėjo!
Praėjom. Viskas gerai? Taip, jie galvoja, kad aš sužadėtinis. O tu tas kitos orientacijos. Ne šitas tavo, va tavo. Taigi pažiūrėk, o čia kas. Einam ieškoti vairuotojo, kuris turėtų mus paimti ir nuvežti iki viešbučio. Čia Ignas. Go that way. Tai buvo Samsung Baltics parašyta. Įdomu, kokia mašinytė bus. Manau, kad koks autobusiukas. Sakiau, kad bus autobusiukas, bet čia pas mus Escalade'as džipas, sen. Su tokiais tik tai Justinas Bieberis važinėja. Ta žiūrus Escalade'as. Wow, važiuok. Reikia priekis jas, mes romantiškai. Nerandu skylės, aš nepratęs. Daug aš tau padėjau. Šiandien nufilmuosiu video. Va, mūsų viešbutis. Gerai, kad čia prisijungiu. Prašom. Tokį iš Escalade'o išlipa. Nu, labai gražiai atrodo viešbutis. Mums daliko įsičekininti ir jau varysim į vakarienę. Susitiksim su Samsungo visais žmonėmis iš Latvijos, Estijos, gal ir prasidės mūsų tripas. The restaurant will close during lunchtime. O ten kokio spa neturi, na? Aš tik taip paklausiu. Gavom 3 aukštą, Naglis 2. Tai sako, net triukšmauti mums. Negavau. Tai 3 gavai vis dėlto? Koks čia į 2 nevarysios? 15 šalia jūs. Einam žiūrėt kambarius. Pažiūrėkit, koks liftas. Viskas taip senoviška, ne? Trūksta liftininko, kur paspausti dar. Ar galite tyliau, aš negaliu miegoti. Gal mes sakysim tau tyliau. Biški matus gatvytės. Jūt kambariai. Jo, labai fain. Einu karočią, žinai, praustis. Davai. Ant ryšio. Gerai. Tai buvo tik tokia įkėlė, kai Niujorke panaisino mamą tik viešbutį. Nu, Niujorke rimtai ir taip gyveno. Ir vieną kartą grįžta ir taip, what the fuck, sako, kodėl toks keistas kvapas, nesuprantu. Ir kažkoks benamis buvo po lovo. Tu jokau. Ne. Tiesiog jie. Tai dabar Tai aš laik tikrinu. Išspaudėm, persirengiam ir dabar einam susitikti su Samsungiečiais ir gal varysim pavakarieniauti ir miegoti. Nes žinokit, nuovargis tikrai jaučiasi. Per 24 valandas miegojom 4 valandas. Nagli, viskas, mes jau susitikom, po vieną aperolį išgėrėm, laukiam taksą ir eisim pavalgyti. Oh, is already here? Yeah. Okay. 6, 7? Nu, nežinau, 24. Nu, But it's... man patinka kokie 19-20. Ne, Lina, nemeluok, ką Man tu meluoji. patinka, man labai. Atvažiavom į restoraną, sakė, čia geriausias restoranas, rado tik tokią ir čia yra itališkas, vadinasi, Bottega, kaip mūsų staliukas, tokios kainos, čia aišku be mokesčių, prisiminkim šitą dalyką. Taip norėjau valgyti, kad nieko nenufilmavau, bet žinokit, čia buvo krevetės, labai skanios, biški aštrios, o Naglis va tokią buratą šovė. Iš 10 kiek? Nušoviau buratą. Kiek iš 10? Kadangi padės sumedžiota 10 iš 10. Pažiūrėkit, kokia buvo. Crazy. Wow. Kiek spalvų. Naglis įkeičia ir keičia lėkštės, žiūrėk. Jam 2 alaus atnešė. Davai. Žinot dėl ko? Du alaus iki malonaus. Nes žino. Nu ir Linutė šovė lazaniją. O. Thank you. For me for 3 days. 3 dienom. Viskas, pavalgiam. Labai faini tie namukai. Kas spalva? Grinai iš filmų, kai tipo ateina susitaikyt, žinai, bakūras su merga. Ir filmų, Jo. taip prie tokių stovų. Jo, prie tų laiptelių. Įleisk mane. Pažėlint. Grinai. Labas rytas, draugai, mes pradedam antrą dieną San Franciske. Buvo pamiegota nuo 10 iki kokių 7, 3 kartus į tualetą atsikelta, bet šiaip viskas neblogai. Skaitykim, jetlago toksai yra, bet toks ir nėra. Keistas turbūt jausmas organizme, nes dabar ten
kad 6 Lietuvoje, tai jis nelabai supranta. Mes visą naktį jaučiu dirbo skrandis, mes pavalgėm, bet žinai, jis dieną pripratęs, jis mala, mes dabar. Paryčiais buvo atsikėlęs ir atrodo, nieko visai nenori, žinai, tuliką nuvarėjau. Tada galvoju, šaukiu lovą, kad tik greičiau. Aš irgi va taip greit, kad tik neprasibūdinti. Nieko neprasibūdinti, atsisėdo pavyzdžių. Norim papustryčiauti, tai duodavo tokius kuponiukus ir yra bufetas. O tie čia žaidžia kiekvieną rytą. Vakarą rytą. Košytės, dešrelės. Kad aš mėgstu, tai suprantu, bet kad tu mėgėjai. Amerikietiški blyneliai Amerikoje. Kiaušinienė, čia sausi pusryčiai, bandelis, batonėlis, vaisiai, gėrimai. Drinks are available for purchase. Tai neįeina į kainą. Desertai va tokie. Krosaniukai mažiukai, tėla. Ir kava. Moka, amerikano, chocolate, cappuccino. Viskas kaip Lietuvoje. Susitiko Estijos dainininkė ir Maybelline Squadas. Susitiko, sako, tu iš Maybelline? Meilė, tavo žino, iš Maybelline Squadas. Įsivaizduoju. Geras. Išeinam pagaliau į lauką. Kaip gera pamatyti šviesą. Tiesiog 24 valandas lėktuvas ir viskas užtamsinta. O dabar viskas. San Franciskas prasideda, bet nesinori niekur eiti, nes čia reiks eiti žemyn arba į viršų. Tai vis tiek kažkada reikės eiti į viršų. Tai žiauriai statujus. Pažiūrėkit, va taip. Ir visos va taip gatvės eina. Linutė sako, Nagli, žiauriai gražiai atrodo šito pasilik, nenusijim. Galvoja, kad čia oruoti jam davė. Tas sako, ką pasilik? Sako, čia Balenciaga, aš mokėjau pinigus. Už šitą. Už šitą nesąmai mokėti pinigus, giduoda nemokamai. Faina iš Lietuvos, iš šalčių pagaliau būt bent biški. Šičiau yra 18-20 laipsnių, bet jau taip šilta. Turėjo lyti šiandien ir nebeturėjom važiuoti niekur su Samsungu ir apžiūrinėti visokių San Francisco vietų, bet pažiūrėkit, saulutė šviečia, nuotaika gera, mes esam pasiruošę. Legendinis traukinukas. Gražiai? Sakau, einam pažiūrėsim medį. Labai gražiai atrodo. Nu, gražiai pažiūrėk. O čia apelsinai su celiulitu. Apelsinai su celiulitu. Biškį pavaikščiam ir dabar... O mūsų pagrindinis eventas su Nagliu, pažiūrėkit, už 23 valandų Galaxy Unpacked išpakuos naujus telefonus. 26 turbūt, Ultra. Ar tu pasiruošęs? Sakė dar nesakyti pavadinimo. Taigi čia YouTube'o video. Einam dabar iki mūsų Latvijos komandos ir nuo ten varysim ir išbandysim pirmą atrakciją. Tai bus tas traukinukas, kurį matėt, legendinis. Čia yra bėgiai ir juo pabandysim pavažiuoti ir pasižiūrėti, kas čia dar gražaus yra. Pažiūrėkit, kokia eilė. Nagli, ar tu excited? Žiauriai. Žiauriai? Va, pažiūrėkit, visa Samsungo dar komanda yra. Ir Linutė. Nagli, kokį internetą naudoji? Seilį. Opa. Seilį internetas. Turi gal savo kodą? Turiu. Koks tavo kodas? Naglis. Okei. O tu turi savo kodą? Turiu. Koks savo kodas? Ignas. Gerai veikia? Gerai, va. Gatvėje. Ir 5G. Ir 5G. Ir viskas patogiausia. Tad jau dabar parsisiųsk Seilį programėlę į savo telefoną ir kai keliausi užsienyje, viskas bus žymiai paprasčiau. Nebereikės ieškoti, kur gauti interneto, niekas tavęs neapgaus, o tiesiog parsisiuntęs Seilį programėlę išsirinksi planą, kuris tau reikalingas mėnesiui, neribotas ir užsisakysi, matysi visą kainą ir bus labai paprasta ir patogu. Ir svarbiausia, labai gerai veikia, mes išbandėm Amerikoje, neturėjom jokių problemų ir naudojomės internetu, kėlėm storius ir viską krovė labai greitai. Tad parsisiųsk ir pasinaudok mano nuolaidos kodu Ignas ir gauk 15% nuolaidą. O dabar grįžtam į San Francisco. Opa, jau gavom kietuką. $9 kainuoja. Pažiūrėkit, kaip kietai jisai apsisuka, atvažiuoja ant tokios platformos ir bam, kokios fainos, štai. Sėdynės tokios, senoviškos. Opa, nu, tilpsi Nagli. Reikia taip daryti. Thank you. Ką Linutė pasiruošęs važiuoja? Labai pasiruošęs. Ar pirmą kartą? Jo, su šitu taip, aš dar Lisabonai variau, šitu taip panašus Lisabonai yra. Opa. Tadam, skambutis! Važiuoja. Pažiūrėkit, gražu.
Pažiūrėkit, kokia gaisrinė atvažiavo. Kažkas dega. Išlipo. Vyrai, gesinam gaisrą, tučtojau. Nu, kur kačiukas? Tai mes gavom čia geresnės vietas, nes mes pačioj pirmoji stotelį taip įlipom, o ten žmonės, jeigu nori įlipti, tai sėdė va tokioj būdelį. O mes čia tokie, kur galime iššokti bet kada ir laikytis. Jo. Wow. Tai išmeš lauk iš mandiravonės. Labai įdomiai čia viskas valdosi, pažiūrėkit, visi mechanizmai ir per raciją čia kalba, sustoja, vėl važiuoja. Fisherman's Wharf, straight down to the end of the street. Ok, thank you. Nu va, $9 išnaudoti, labai buvo smagu. Va, dar 10% kažkur čia gavom šokoladui. Tai tikrai verta, labai faina, geras experiences. Pabandykit ir jūs, jeigu būsite čia. Žiūrėk, ant Lagamino važiuoja, Lagaminas važiuoja. O, geras. Tai kur tas tiltas? Jop, tave tai. There? Kur tas tiltas? Latvija, kur tas tiltas? Dabar einam pažiūrėti ruonių. Jie pasirodo čia gyvena tiesiog laisvėje. Nu va, mes jau girdim ruonių dainas. Jie tiesiog čilina ir visi ateinam pasižiūrėti. Ir visi ateina, va, filmuoja, fotkina jūs. O, biški susipyko. Jau legendinė vieta, va, kaip mielai apsikabinė. Sakė, ten yra kalėjimas. Uždarytas kalėjimas, bet šiaip jų ilgiausiai kalėjęs kalinys yra lietuvis. Rimtai? Taip, Karpis. Rafailas Karpis, vienintelė žinau. Giminaitis. Tai va, tenai, tipo, jisai kalėjo. Va, Galaxy komanda atėjo į Crab House. Wow, kaip fainai. Gražus vaizdas. Staliukas sustūmė. Crab House. Kaip noriu krabo. Krabo pačio. Va, su Samsungu ateinėm. Austris. Austris. Yeah! Ir dar aliuką, aišku, nagrių. Kad neišsipurvintų, nes čia valgysim krabus. Tikrai reikia. Man tikrai reikia. Kalbėti, kaip tau San Franciskas? Labai nice, kaip serialas. Kaip serialas. Iš tikrųjų, kai nusileidi čia, atrodo, kad viską jau esi matęs, bet tiesiog per filmus. Sako, kad primena iš Emily in Paris lygiai. Silvija, Emily. Aggressively close the phone. Pažiūrėkit, kur mes atvažiavom. Pagaliau, Golden State tiltą. Ką parodysim savo vaikams, kad buvom čia? Wow, jūs tik pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. San Franciskas. Žiauriai gražiai. Geras. Čia legendinis Golden State tiltukas. Toks panašus yra ir Portugalijai. Dar vienas objektas aplankytas. Labai gražus Golden State tiltas. Visi prisifotkino. Naglis jau editina fotkę, šaus Instagramą. Štuką laikų. Daugiau. Važiuojam dabar į kitą vietą, kažkur į kalną. Nu va, atvežė mūsų taksi. Dar jetlagas veikia. Tai... Ne, va. Prašiau vandenuko ir sustoti, nes žiauriai pykina. Visas San Franciskas. Nelabai, žinau. Bliauma rimtai supykina. Tai net apsivėmiau, žinokit. Bet vaizdas užtat gražus. Bet kažkas buvo blogai arba su maistu, arba tiesiog mažai vandens buvo gerta. Crazy. Nemalonu. Labą dieną, trečia diena ir mes esam pačioj svarbiausiai dienoj šitoj kelioniai, nes šiandien yra Samsungo pristatymo eventas. Tokią gavau akreditaciją. Ir važiuosim jau į vietą, kur ir vyks visas eventas. Nesu buvęs gyvenime tokiam evente. Ten bus žinomų žmonių, bus influencerių, youtuberių, visas mytas ir susitikimas. Ir pristatys naująjį Samsung telefoną, kurį mes turėsim, apžiūrėsim ir viską parodysiu jums. Tai mano žmona nevaro į Samsungo pristatymą. Varys pasivaikščioti kažkur. Su kažkuo. O vyras eina dirbti. Toks mano outfitas šiandien. Ir mes galim judėti. Štai ir Naglio outfitas. Labai gražus džinsai, batai ir toks megztukas. Instagram. Žydras. Kaip mano asmenybė. Tokia nuotaika pas tave, ne? Nu, jūs tik pažiūrėkit, kokia graži ėrija čia. Wow. Gaila, kad tik tai biški lyja. O tai pasitinka. Hello.
Va, jau visi influenceriai fotkinasi. Wow, čia vieta. Kietai labai atrodo. Kol kas eilių nesusidarė, o vieta tai žiauriai gražiai. Jūs pažiūrėkit. Va, mano QR kodas. Nenaudokit. Kaip kietai. Viskas gyvai. Jeigu kažką pamatysit žinomo, tai nuskrinčiuokit atsiųskit man. Turi QR kodą savo, paradyk. Jau seniausiai. Jo, taip. Atsiuntė asistentė tavo? Taip. Geras. Tu neturi pats turi siųsti. Right there. You got it together or? No. Come right here. Thank you. Hello, how are you? Let me just zoom in real quick. Beautiful. Oh, nice. Another one. Okay, you're gonna come in. Thank you so much. Thank you. Nu, va, turim tokį, žiūrėkit. Rožinį fainą, pakabutį. Ir esame viduje. Mus įleido. Wow. Pažiūrėkit, koks gražus Samsungo pasitikimas. Koks gražus, kokia graži. Are you ready, guys? Yeah! Dar visi nieko nežino, kur čia eiti, kaip čia viskas atrodys. Tai visi excited. Jie atrodo kaip mokyklai, pirmoji klasiai. Man noriu aš šiandien nusifotkinti. Gražiai atrodo labai. Fainai, ne? Visi va tai filmuoja. Tas nieko buvo, ne? Kur ne? Jo. Ojas. Jisai lietuvis. Kiek žmonių. Va, pažiūrėkit, kaip rodys, kaip filmuoja su Samsungu. Pažiūrėkit, kiek sujungta į Samsungą vieną viską. Crazy. Aš einu biškį pasivaikščioti čia. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Su kamera gali vaikščioti, atrodo, kad tu tiesiog filmuoji renginį, tai visur nieks neprisikneisinėja. Ir vietų nebeturim, atvažiavam tipo jau per vėlai. Tai turėjo būti užrezervuota, bet užrezervavo. Radom vietų. Perfect! Opa, žiūrėkit, naujas ausinės. Ir labai panašiai mano kamera. Toks pat tam Romas. Gavau čia tu pasidėjai. Nu va, vaizdas toksai. Iki renginio liko 3 minutės, nes 10 prasideda. Viskas prasideda. Tiesiog į visą pasaulį. Please give a warm welcome to CEO and Head of Device Experience Division, TM Rowe. Good morning, everyone. Thank you for joining us today. Sakė, kad Samsungas turės privatų skryną, galės įjungti ir išjungti, tai bus privatus ekranas. Versus what you want to keep private. Introducing the world's first privacy display on mobile. Matė tą bičiuką, kur nufilmavau, tai va, rodo, kad viską laistryvana su telefonu. Baigėsi visas pristatymas. Labai įdomu buvo, tiesa? Tiesa, neduosim sumeluoti. Tiesa. Labai įdomu buvo. O dabar einam jau tikrinti telefonus ir naujas ausinės. Ir vairių naujų išleido, tai pirmas pasaulyje ekranas, kuris yra privatus, nebereikia jokių plėvelių, gali įjungti, išjungti. Tai labai įdomu bus jums parodyti ir pačiam pamatyti, kaip tai veikia. Įdomu išbandyti tą private screen. Čia kažkur yra, mačiau, nu kur. Va, private display, įjungta. Va, žiūrėkit. Opa. Žiauriai kietai. Žiauriai gerai veikia. Labai gera funkcija. Pirma tokia pasaulyje. Žiūrėkit, čia viską filmina, bičiukas va taip pasidėjęs. Ir man tokio reikėtų. Ir kietai, ir šnekasiam. Einu dar į antrą aukštą, pažiūrėsim, koks čia experiences yra. O čia yra visokių dalykų, labai daug žmonių ir galima pažiūrėti telefonus, juos išbandyti. O tai fotkinasi visi. Žiūrėkit, čia yra Samsungo telefonai nuo pačio pirmo S-Series ir taip eina iki 26. Aš tik bandžiau sutikti žinomųjų dar youtuberių, bet nelabai atpažįstu arba nėra. Paliekam šitą gražią vietą. Labai gražu buvo. Sužinojom naujus telefonus, kaip jie atrodys, kas naujo viduje. O toliau važiuojam, pasimtumės jų. Ir turėsime San Franciske. Juos ir galėsim išbandyti. Ir tada mes sėdom į autobusą su visais kitais turinio kūrėjais. Aš dar paskambinau Jonui ir pažiūrėjau, kaip Žalgiris žaidė. Ir laimėjo labai svarbią pergalę. Radau tik tokią video, kaip nervinasi Olympiakos fanai. Pažiūrėkit, kaip nervuojasi fanai. Olympiakos, nes Žalgiris laimėjo. Įdėjau, kad stariuką. Kobe Bryant, sako. Važiavę į mokymus gavom dovanų ir pietus iš tokių dėžučių. Turime čipsų, oboliuką. Kodėl obolys, karočią Samsungo pristatymę, nelabai supratau. Ir tokį beef sandwich. Skaniai, ne?
Po pietų mus išskirstė į skirtingas grupės ir turėjom atlikti įvairias užduotis. Ir mokymai baigėsi. Vakare mūsų laukė vakarėlis. Visi buvo pasipuošę, tik aišku, aš nelabai prisiminiau, kad yra dress kodas. Aš kaip visada nepataikau dress kodą, aš pamiršau, kad dress kodas jau. Čia visi kaip pasipuošę ir Ignalis Džemperis. Vakarėlyje spėjom sudalyvauti loterijai. Opa. Okay, we have 3. But sorry, not the winner. Sorry, not the winner! Winner! Very good! Oh! Taip pat turėjau išrinkti laimėtojus, kontentų kūrėjus, kurie padarė tikrai labai gerus video. Tada išvažiavom vakarieniauti, prie vakarienės prisijungė Linutė, pavalgėm ir kitą dieną nuplaukėm į Alcatrazo kalėjimą. Buvo tikrai įdomu pamatyti viską iš arti, sužinojom daugiau informacijos apie ten kalėjusių lietuvį. Karpis yra lietuvis, jo tėvai yra iš Lietuvos, tai buvo vienas pavojingiausių JAV gangsterių ir priklausė vadinamai Barker Karpis gaujai. Plėšė bankus, gaujai pavykdavo pagrobti $100 000. Pagrobė milijonierių William Ham, alaus verslį. Ir jį paskelbė Public Enemy No. 1, tai reiškia, kad jis tuo metu buvo pats pavojingiausias JAV nusikaltėlis. Jis kalėjo ilgiau nei bet kuris kitas Alcatrazo kalinys. Lietuvis Tai ilgiausiai kalėjo čia. Iš tam kalėjime. Ir nusprendėm dar kartą aplankyti San Francisco tiltą. Tik šį kartą jau iš gražesnės vietos ir žymiai geresnių ir gražesnių orų. Važiavome į labai gražią vietą, kur matosi visas Golden Gate tiltas. Ir šiaip žiauriai gražu čia. Tik reikia dar užlipti. Meilė, pažiūrėk, kaip gražu. Smagu, kad dar reikia paeiti iki pačios gražiausios vietos. Tai toks mini haikas gaunasi, nors su mašina atvežė. Beveik prie pat, bet vis tiek dar reikia paeiti. Viskas, mes jau beveik viršuje ir to netrukus pamatysim visą Golden State tiltą. Are you kidding me? Mažytė, kur tu esi? Draugai, norit pamatyti? Dar nerodysiu, bet nesveikas. Wow! Ir vanduo toks žydas. Žiūrėk, dar laivas plaukia. Va, kelias. Ruošęs? Parodom? 3, 2, 1. Bam! Kad už žemės po kojom nebėra. Kai nepastebėjo, kad prasideda gyvenimas. Pažiūrėk, dar plaukia laivas. Mašinos taip pat čia plaukia? Gali. Taip sakė. Nu jo, būna kartais, kad plaukia mašinas. Tipo Porschai. Porschai, daužti. Ta prasme, čia yra nesveikai gražu. O, gražiai. Va taip, man. Nes ten tu čia. Labai gražiai, kai Ignas nusisukęs. Va, pažvelkit. Labai gerai, kai Ignas nusisukęs buvo. Samsungo bosė irgi fotkinasi. Naglis įdarbintas. Bet geriausiai fotkina iš mūsų, tai viskas kaip ir turi būti. 3 žodžiai apie San Franciską. San Francisco zajebys. Fainai, labai patinka. Kita stotelė – Miamis. Lina, 3 žodžiai apie San Franciską. Gražu, karšta, daug maisto, jau daugiau negu 3 žodžiai. 3 words about San Francisco. Beautiful. It's 1 word. Samsung Galaxy Unpacked. 3 words about San Francisco. 3 words about San Francisco. Yes, 3 words about San Francisco. Viskas, atsisveikinam su San Francisco tiltu. Labai buvo gražu, tikrai rekomenduojam čia ateiti. Pačios gražiausios nuotraukos ir patys gražiausi video. Ir jau. Negirdžiu aš nieko, nes viskas, ką girdi, tai gandai. Ką girdi, tai gandai.